Nu ką, labas rytas, myli draugai. Šiandien turiu dar vieną iššūkį, po kalėdinį. Šiandien važiuojam į Peak District, į Kinder Scout kalną. Kopsim. Jo aukštis maždaug 636 metrai aukščio. Ruošimės prieš mano didelį iššūkį, kurį papasakosiu vėliau apie jį. O šiuo metu sustojam servise su šeimyna, McDonald'e, užkast, pailsėt, papūst ir keliaujam link Mančesterio. Ten sustosim stovėjimo aikšteliai ir nuo ten žygiuosim į Kinder Scoutą. Tai ką, žiūrim, mėgomės angliškais vaizdais ir angliškais orais. Ką, važiuojam. Nu ką, atvykom į mūsų starto pointą ir dabar bandom lipti į Kinder Scout. Kažkur truksim apie 2 valandas, jei moteris nepaves mūsų. Atsiprašau, man dar dabar nuo šokų pilvas skauda, ką aš tokį kalną neilgu. Iš vakarą tikrai, aš nesuprantu, kas dar. Man čia va, taip. Man tai šoja, aš sakyčiau, kad dalyvauja. Einam, kopiam ir mėgomais vaizdais. O jaučiu keli milijonai. Gerai, taip pradėjom kopimą. Vienas labai jau pavargęs, nors kopiam gal kokias kiek čia laiką kopiam. 12 minučių. 12 minučių kopiam. Įdėk. Ir žygiuojam tolyn. Nerealiai gražiai atrodo. Jebra, tikra prasita. Kopčiau. Dabar į tą viršūnę kopsim ir paskui visose paslėptis kalnas. Tai kopsim. Ir taip visą ratą tokį, kaip aš atsidau. Belės. Čia grynas kraštas, bet vaizdai tai pasaka. Dar valandą eiti. Normaliu tempu. Just 1 hour. Yes, we can do it. Okay, go. Karliukai, Bet pilnas tada. tik kakai atsargiai. Kopiam į kalną, į tą gražuolį. Čia gaunasi mums 4 minutėm lėčiau, bet vaizdai turėtų būti ir iššūkis didesnis. Bus matyti. Kopiam.
Va, į kalną turim laiptukus. Nu, aš į ką esu sulipęs, tai Vezuvį jau, blin. You can do it! Come on! Šūnė. Nu ką, bičiuliai, kelionė baigta, sukopėm į kalną, Kinder Scout, o dabar reikia važiuoti namo. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot mano pirmą kopimą, iš tikrųjų, į kalną. O toliau papasakosiu, kas laukia. Tai čia buvo tik mano apšilimas. Tai ačiū, kad žiūrėjot, iki kitų video.